Aš jums jau paaiškinau, kas yra ciklas for. Tačiau mano praeitame paaiškinime buvo nurodytas ciklas, kuris vyko konkrečiai nuo vieno skaičiaus iki kito. Tačiau ką reikia daryti, jeigu yra nurodytas tam tikras kiekis, kurį reikia skaityti ir pagal tą kiekį atitinkamai vykdyti ciklų skaičių. Pavyzdžiui, šitoje užduotėlėje reikia išspausdinti tam tikrą kiekį snaigių. Snaigių gali būti 5, snaigių gali būti 10 ir bet koks skaičius nuo 1 iki 10 snaigių. Kad galėtumėm keisti ciklų kiekį, pirmiausiai mums reikia kintamojo n, kuris galėtų pasakyti, kiekgi tų snaigių mes įsivesime. Tai pavyzdžiui, čia įsivedame kintamai n ir perskaitome jį ir mums parodys, kiek kartų tas snaigutes reikėtų spausdinti. Dabar ciklas for, primenu, užsirašo. Pirmiausiai rašome nuo kiek pradėti, tarkim aš pradedu nuo 0. Ciklas sukasi tol, kol vis dar nepasiekė n, tai jeigu n pavyzdžiui bus 3, tai ciklas suksis 0, 1, 2 kartų. Tai pagal mano šitą užrašą keisis taip 0, 1, 2. Tai iš tikrųjų ciklas įvyks 3 kartus. Tai viskas priklausys nuo to, koksgi bus skaičius įvestas šitoje vietoje. Ir kągi man turėtų daryti ciklas, ogi spausdinti kažkokį tai tekstą. Jeigu aš spausdinu tekstą, aš jį rašau kabutėse, na ir kažkokį tai, tarkim, simboliuką. Nebūtinai tą snaigutę, bet tarkim štai tokį simboliuką. Ir aš paimu, paleidžiu šį kodą, susikompiliavo ir įvedame kiekį, kuris parodys, kiek ciklas turi suktis. Pavyzdžiui, 6. Ir man išspausdino 6 simboliukus. Tai jūs pasinaudodami šiuo pavyzdžiu galite spausdinti snaigutes, tik atkreipkite dėmesį, kad snaigutės privalo būti išspausdinamos ne horizontaliai, o vertikaliai. Kaip pradėti naujas eilutes, jūs tikrai komandą žinote.